Šiam video sužinosi, kaip būtent žarnynas lemia odos būklę ir uždegiminius procesus. Kokie produktai ir įpročiai sukelia odos uždegimus. Kaip natūraliai atkurti žarnyno balansą. Kad oda pradėtų valytis ir gydyti iš vidaus. Kodėl vien dietas ar brangi kosmetika nepakeičia gilesnį procesą. Kaip pagreitinti rezultatą. Odos pokyčius prasideda tada, kai pradedi valyti, maitinti ir stiprinti žarnyną iš vidaus. Greičiausiai rezultatai matosi, kai sujungi kelis natūralius metodus. Pirma, pašalinti uždegiminius produktus. Laikinai sumažinti cukrų, pieno produktus, perdirbtą maistą, glitimą, saldžius gėrimus. Antra, įtraukti maistą, kuris ramina žarnyną. Garintas daržovės, imbieras, ciberžolė, kaulų sultinis, avižas, vanduo nuo 1,5 litro iki 2 per dieną. Trečia, palaikyti kasdieninį žarnyno detoksą. Tai leidžia odai greičiau išsivalyti ir sumažinti bėrimų skaičių. Taip pat gali savo padėti su Forever produktai, kurie veikia iš vidaus odos problemai pagerinti. Pirma, gryną aloe vera gelį, kur yra 99,7 gryną alavyje. Gerti 90-120 mg ryte, kuris mažina žarnyno uždegimą, padeda išvalyti toksinus, gerina virškinimą, į maistą pasisavina, ramina paraudus ir aknį ir iš vidaus. Antra, Forever aktyvi probiotikai. Po vieną kapsulę vakare atstato mikroflorą, mažina uždegiminius procesus, gerina odos balansą, ypač esant aknį, egzemą, rožinį. Trečia, aloe vera berry nektarą, tai su spanguolių ir obuolių peptidai. Pakaitomis su klasikiniu alaviju 90 mg, papildoma antioksidantinė apsauga, padeda imunitetui ir odos skatina greitesnį gijimą. Ketvirtas, Forever žalieji laukai. Po 2 tabletės per dieną palaiko švelnų detoksikacijos procesą. Padeda šarminimui, labai svarbu esant akniai. Penkta, papildoma, jei oda labai problematiška. Forever Arctic sėja riebalų rūgštis ramina uždegimus po 2 kapsulės per dieną. Rezultatai, kurių gali tikėtis: mažiau bėrimų, mažiau paraudimų, švaresnė, ramesnė oda, mažiau hormoninių aknės protrūkių, lygesnis veido tonas, mažiau uždegiminių reakcijų. Šie produktai negydo, bet jie gali tau padėti pamažinti tavo uždegiminius procesus.